Taigi sveiki visi ir mes filmuojame Minecraftą. Dabar sulaukiau komentarų, tenai visokių prašymų, kad kaip pasidaryti Minecraft rezidenciją per serverį. Aš nežinau kaip per kitus serverius, gal per kai kuriuos tas serverį kitaip reikia daryti, bet aš žinau, kad per miners.lt serverį taip reikia pasidaryti rezidenciją ir aš dabar kaip parodysiu. Tai jums dalykų reikės tik tai va šito, medinio kauptuko, va šito nereikės, tiesiog jeigu kažkas mane pultų. Tai va, rezidencijos dydis priklauso labai nuo kokio jūs rango esate, ten jeigu profas, senbuvis vienoks, tenai naujokas ar patyręs, apsipratęs visiškai kitoks. Tai dabar kol kas pasidarysiu va čia tokią nedidukę, va. Pirmiausia, patariu atsižymėti. Va, aš darysiu nuo čia va galiu, va pasižymiu, kad va šį čia galiu įkirsti. Va, įkertu, va tai, va, kad va šį čia mano rezidencija prasidės. Nes jūs ten kreivą pasidarysite, tai po to bus ten tokių dalykų, neiščiate normaliai, reikės dar ką daryti. Va šį čia vienas kampas bus. Ir va šį čia bus kitas. Čia jau aišku, kad va šį čia tas kampas. Tai pirmiausia, jums reikia aišku, nebūtinai reikia išsilyginti teritoriją, bet geriausia būtų išsilyginti teritoriją, kad žinotumėt, kaip ten viską daryti ir, lengviau dydį būtų. Tai gerai, pirmiausia, žymime dešiniu pilies klavišu, atsiradavo, matot, žalias. Ir tada kairiu. Tada savo rezidencijoje esate, paspaudžiate T raidę, bent jau pas mane, padedat va tokį, kaip pasvyrusi brūkšniuką ir rašote res, select, va tai va, ir tada rašote vert, va, paspaudžiate enter, va, ir jau išėjo, tada parašote res, va tai va, karete, ir pavadinimas. Pavyzdžiui, aš padarysiu ten koks graudus, pavyzdžiui, graudus, ir paspaudžiu enter. Ir va, atėjo visas tas parodėta, kad į rezidenciją padaryta ir baigta. Dar be rezidencijos darimo draugų leidimas. Tai jeigu nori draugų įleisti, tai tada reikia rašyti /res set rezidencijos tas, tai tada maniškai yra graudus, toliau rašykite draugo vardą, ten pavyzdžiui draugas gal, va taip aš tiesiog parašysiu čia bet kokį. Ir tada rašot trusted, va. Ir jeigu norite leisti, rašote T, o jeigu norite išmesti, kad negalėtų, tada rašote F. Tai aš dabar noriu įleisti, tai tada rašau T. Ir va, playing set, ir tas draugas galės įeiti į rezidenciją va šitą. Jeigu norit, kad negalėtų įeiti į rezidenciją, tada viską tą patį va parašot, tik tai va vietoj T parašote F. Ir va, išmeta vėl playing set, ir va, jums dabar negalės tas draugas įeiti. Tai va tiek. Dar pasakysiu apie rezidencijos naikinimas. Tai, savo rezidencijoje esate, rašote /res remove, spaudžiate enter. Va, ir tada rašote rašote res confirm. Va.
Ir paspaudžiate Enter. Ir pažiūrim, ar yra rezidencija. Gal neišėjo, nes palikai. Ai, dar yra. Tai palauk, pabandysiu per naują. Remove. Enter. Va, dabar gerai bus. Remove kartais kažkodėl neveikia. Ir tada confirm. Vėl kažkas negerai. Ai, ne. Gerai. Va, ir panaikinom tą rezidenciją. Ir nebėra, viso. Ir tai va, padariau pamoką Minecrafto, kaip pasidaryti rezidenciją. Jeigu dar kažkas neaišku, šitas video yra neilgas, bet jeigu dar kažkas neaišku, tai tada parašykite į Facebooką. Mano Facebookas yra mantas.kod. Ir aš būtinai ten perskaitysiu jūsų komentarus ir sukursiu dar vieną video, jeigu kažko nesuprantat ir paaiškinsiu detaliau. Tai ačiū, kad žiūrėjot.